reframingas. Frame angliškai rėmelis, reframe, perrėminimas, mes lietuvių kalboje turim tokį vertimą perprasminimas. Tai situacijos įprasminimas ir perprasminimas. Tai šiandien kalbu apie tai, apie vieną iš visų psichoterapijos krypčių įrankį, visos psichoterapijos kryptis, visos konsultavimo kryptis naudoja šį įrankį, tik tai nebūtinai jį taip vadina reframingu, bet naujos prasmės suteikimas arba kitos prasmės suteikimas tai situacijai, kuri yra aptarinėjama, kokia patirtis yra, apie ką mes kalbamės. Ir pradėti norėčiau nuo tos formulės, kuri jau yra pažįstama, A plus B lygu C. Tai A yra faktas, B yra interpretacija fakto, ir C yra ta emocija, tas jausmas, kuris yra kilęs. O šiandien truputėlį apie reframingą, kaipgi dirbti, kaipgi keisti, kaipgi atpažinti tuos įsitikinimus ir kaip ieškoti ir kurti tų naujų prasmių. Tai reiškia, mes kalbam apie B raidelę. A raidelė arba įvykis, arba faktas, arba elgsena, jis nesikeičia. Mes kalbame apie prasmes, apie įprasminimą. Galima galbūt kažką padaryti su tuo įvykiu, pavyzdžiui, perdėti kitą kontekstą ir prasmė pasikeis, bet po truputėlį iš eilės. Pats žodis reframingas, jisai turi omeny tą, kad kažką mes galim perrėminti, perprasminti. Ir visi žinovai, visi specialistai tikrai patvirtins tai, ką aš sakau, kad yra dviejų tipų reframingas – prasmės ir konteksto. Prasmės reframingas labai primena alias žaidimą. Pasakyk kitaip, pavadink tą dalyką kitaip. Kai eina kalba apie įsitikinimus, kai eina kalba apie kažkokį terapinį kontekstą, mums reikia, kad galutiniam rezultate žmogaus santykis su ta situacija pasikeistų. Pavyzdžiui, iki šiol jinai jį labai gąsdino, atrodė bauginanti. Reframingo pasekmė, terapinių technikų arba konsultavimo pasekmė gali būti tokia, kad žmogui jinai tapo pamokanti, atkreipianti dėmesį. Galbūt ten nėra super daug resursų, bet faktas, kad jinai yra kažkokia tai pamokanti. Ir jau žiūrėk pasikeitė, tam žmogui faktas. Ir jau prieš tai buvo baisu, net nenoriu taip pažiūrėti, nenoriu apie tai pagalėti, o dabar pagalvoju, jo, tame yra tiesos, tame yra užuomina, tame yra tas ir tas. Ir santykis su ta situacija pasikeitė. Faktas, jis nesikeičia, jis buvo koks buvo, mes jo nekeičiam, įvykis, jeigu toks buvo, jis yra. Tiesiog ieškom, kaip kitaip jį prasminti, kaip kitaip jį pavadinti. Galima pasakyti nelaimingas atsitikimas, o galima pasakyti, kad pamoka. Galima pasakyti, kad bėda, ten kliūtis, ten tragedija, drama, o galima pasakyti, kad užduotis, kad klausimas, kad situacija, ekstra atvejais ir jau skirtingas santykis iš karto su ta situacija. Konteksto reframingas. Irgi labai kitas reframingo būdas, prasmės reframingo būdas ir konteksto reframingo būdas. Konteksto reframingo būdas tai, kai mes tą reiškinį perkeliam, tą įvykį, tą reiškinį perkeliam į tokias aplinkybės, kurisai įgauna naują prasmę. Mes ieškom tokių sąlygų, tokių aplinkybių, kur tą reiškinį būtų galima interpretuoti, suvokti arba priimti visiškai kitaip. Ir čia man toks legendinis pavyzdys, kurį aš naudoju dažniausiai, labai lengvai suprantamas visiems. Tai nusipirkot vandens ir tas buteliukas, kurį laiko rankoje, jis yra vandens buteliukas, arba tiesiog buteliukas, išgerėt vandenis buteliukas. Kai jisai atsiduria ten priėmimo punkte, jis tampa depozitas. Taip pasikeitė aplinkybės ir jau žiūrėk, jisai pasikeitė santykis su jo, savoka pasikeitė jo. O jeigu radot kažkur tai numestą parke, tarkim, nedarykite taip. Radot numestą tokį buteliuką, tai yra šiukšlė. Kaip ir saldainių papirėlis. Kol saldainis įpakuotas, tai saldainių papirėlis. Tai pakuotė, kai saldainių papirėlis yra ant žemės, tai yra šiukšlė. Arba šiukšlėdžiai, jis yra šiukšlė. Kaip pasikeičia mūsų santykis, kaip pasikeičia aplinka. Kažkas tokio atsitinka su tuo elementu, su tuo įvykiu, jį perkeliam į kitą kontekstą ir jau žiūrėk, santykis pasikeičia. Ir labai šitas metodas reframingo, prasmės ir konteksto reframingo metodas labai plačiai taikomas, praktiškai, sakau, universaliausias instrumentas yra tiek terapijoje, tiek konsultavime, tiek pardavimuose, klientų aptarnavime.
Ypatingai dėrybose ir ypatingai, kai eina kalba apie darbą su prieštaravimais. Nes prieštaravimas yra kas? Yra kažkoks įvykis, žmogaus suvokime, jūsų kliento suvokime, tai ne tai, ką jis norėtų matyti ir girdėti, jis išduoda savo versiją, savo matymą, savo prasme, savo įsivaizdavimą. Ir ką jūs darot, bandote jo tą matymą, tą įsivaizdavimą truputėlį pakoreguoti savo argumentais, savo atsakymais, savo strategijom, savo pasiūlymais, kad santykis jo su jūsų pasiūlymu pasikeistų. Gali būti, kad kažkur tenka nusileisti, kažkur tenka vis tiek tartis, bet kokiu atveju dirbdamas su prieštaravimais jūs taikote reframingą, arba tai yra prasmės, arba konteksto reframingas. Paprastas žodis, per vidurį užrašytas žodis, tikrai pažįstamas - problema. Ir ką galite dabar padaryti, leisti savo pagalvoti, ne? Paimti, paspausti pauzę ir pagalvoti, surašyti, kaip kitaip galėtumėt pavadinti tą situaciją, kurią vadinat problema, bet tai būtų teigiami variantai. Ne problema, o užduotis. Ne problema, o kažkoks sinonimai arba kitokie kažkokie tai veiksmai, kitokie elementai, kad tai skambėtų labiau teigiamai. Ir tą patį galite padaryti ir su kitu stulpeliu, irgi paspausti pauzę, žiūrėdamas šitą įrašą ir pagalvoti, o kaipgi problemą patirštinti šiek tiek spalvas, pavadinti kitokiais žodžiais, kitokiais sinonimais arba kažkokių tai kitokių elementų pridėti, kad tai būtų ne problema ir bėda, o kažkas tai tokio labiau dramatiško, labiau tokio, labiau baisiau, kad būtų. Kas šitą pratimą atlikot, padarėt, galite matyti tokius pavyzdžius, kad pradedam nuo raudonų, nuo tų neigiamų, kad tai ne problema, o šakės, kad yra bėda, kad yra katastrofa, kad yra mirtis ir ten visokie kitokie elementai. Rekordas yra 23 versijos. Kaip galima kitaip, bet į neigiamą pusę pasakyti žodį problema. Kūrybiškumui ribų nėra. Ir kitas variantas, ne problema, o užduotis, prioritetas, aktualus klausimas, iššūkis, situacija reikalaujantis sprendimo čia ir dabar, arba dėmesio čia ir dabar. Ir kur dabar apie ką eina kalba? Nuo to, kaip interpretuoji, B raidelė, A yra faktas, B yra interpretacija. Nuo to, kaip interpretuoji, priklauso ir tavo būsena. Jinai bus arba resursinė, arba neresursinė. Tai jeigu mes su jumis kalbėtume tik tai neresursiniais, tais raudonais žodžiais, arba dėmesys būtų tik į problemą, paminat susitelkimą į problemas, tiesa, tai patikėkit, kad būtų liūdna, neįdomu ir būtume visi pikti ir galvotume, kaip čia išlikti. Žmogus žmogui priešas tada būtų, tikrai. Tuo tarpu, kai esam gudresni už penktoką, tai mes ką su jumis darom? Mes bet kokį reiškinį situaciją bandom įvardinti, įprasminti taip, kad tai skatintų ieškoti sprendimą, arba bent jau palaikytų tokią resursinę būseną, kad galėtume arba kažko tai išmokti naujo, arba kažką tai pasiekti naujo, arba kažkur nukeliauti ten, kur mes norim nukeliauti. Tai reframingo užduotis, reframingo paskirtis ir yra tokia. Kokia bebūtų kito žmogaus interpretacija, kokia bebūtų kito žmogaus prasmė, ją truputėlį sujudinti, truputėlį išjudinti, parodyti žmogui tą situaciją, tą įvykį iš skirtingų kampų, galbūt netgi patikslinti iš skirtingų kampų, kad žmogus pradėtų galvoti, kad yra ir kitų versijų, kad yra ir kitų galimybių matyti tą situaciją, įprasminti tą situaciją. Žinoma, pats žmogus nuspręs, kas jam yra geriausiai, pats žmogus priims sprendimą, pats pasirinks naują arba kitokį tą įprasminimą, bet žinodamas, turėdamas tokį instrumentą, jūs galite tai paskatinti padaryti. Naudokite sveikatą.